Labas rytas. Vakar pagal senovės lietuvių tradicijas pažymėjome pusiaužiemį. Tai yra šviesusis paros metas pailgėjo net valandą ir 9 minutėmis, anot senolių per avinuko šuolį. O dabar skaičiuojame antrąją žiemos pusę. Šiandien laidoje pasidalinsime įspūdžiais iš žaliosios savaitės. Apie ES ir Lietuvos žemės ūkio politiką kalbėsime su žemės ūkio ministru Vigilijumi Jukna. Pažiūrėsime, kiek lietuviškas yra kaimyninės šalies gaminamas traktorius, lankysimės pas menininkę Saulę Lazarevičienę ir priminsime, kad laukiame jūsų pasiūlytų kandidatų šių metų gimtosios žemės Jorio apdovanojimams. Dabar jūsų dėmesiui įspūdžiai iš Berlyno, kur buvo susirinkę beveik iš viso pasaulio žemės ūkio produktų gamintojai, ūkininkai, žemės ūkio mašinų bei maisto pramonės atstovai. Didžiausioje Europoje tarptautinėje maisto pramonės žemės ūkio ir sodininkystės parodoje Berlyno žaliojoje savaitėje Lietuvos žemės ūkis pristatytas 11 kartą. Jau tapo tradicija, kad šalia stambių maisto perdirbimo įmonių savo originalius gaminius Vokietijos gyventojams pristato ir mūsų šalies ūkininkai. Pirmą kartą į parodą savo pagamintų ekologiškų ožkų pieno sūrių atvežusi ūkininkė Dalia Eimužytė pastebėjo, kad vis daugiau Lietuvos ūkininkų atranda vakarų Europos rinką, o vis daugiau vakariečių atranda Lietuvos gamintojus. Mums reikia kuo daugiau įsijungti ir ūkininkam, ir verslininkam, ir į tas organizuojamas parodas svetur, nes mūsų yra šalis maža ir kuo daugiau stengtis eksportuoti. Bet be paramų, tai mes būsime atsilikėliai, paskutiniai atsilikėliai. O parama suteikia žmogui galimybę greičiau pasiekti savo tikslus, greičiau svajonės įgyvendinti ir be abejo aš visus skatinu tik tai. Ir sakau, padėsiu, patarsiu, ką daryti, kaip daryti. Nes tikrai prisibijo ūkininkai imti paramas. Atsiradus galimybei pasinaudoti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą paramą, daugelis mūsų šalies ūkininkų modernizavo savo ūkius bei investavo į savo užaugintos produkcijos perdirbimą. Todėl net pirkdami smulkiuosiuose ūkiuose pagamintus maisto produktus, vakarų Europos vartotojai gali būti tikri, kad įsigyja ne tik skanesnius ar natūralesnius, bet ir visiškai saugius gaminius. Tie, kurie ėmė tas paramas, jie šaunuoliai, taip turėjo būti, turėjom griebti visi iš visų kampų, bet visi bijojo taip kaip ir mes. O jeigu reikės grąžinti, kaip žemaitis sako, reiks atiduoti, kon tada darysime. Iš kur mes bagausime? Kaip įsitikino patys į parodą savo produkciją atvežę ūkininkai, Vokietijoje ekologiški ar tiesiog natūralūs tradiciniai lietuviški maisto produktai labai paklausūs. Ne pirmus metus žaliojoje savaitėje dalyvaujantys ūkininkai pastebėjo, kad nemažai lankytojų prie Lietuvos stendo ateina jau žinodami, ko čia galės įsigyti. Pastaruosius metus Baltijos šalių ūkininkai rodė vienybę dėl ES tiesioginių išmokų. Jų siekius palaikė ir šalių vadovai. Apie ES ir Lietuvos žemės ūkio politiką šiandien kalbame su žemės ūkio ministru Vigilijumi Jukna. Su Baltijos šalių ministrais dar kartą diskutavome ir išreiškėme tą vieningumą tam, kad tikrai eitumėm su bendra nuostata, bendrai reikalaudami vienodesnių konkurencinių sąlygų mūsų ūkininkam ir žemdirbiam, būtent bendroje ES erdvėje. Vienas iš artėjančių pasaulinių žmonijos uždavinių – patiems apsirūpinti ir kitus aprūpinti maistu. Kiek Lietuva gali prisidėti prie šios problemos sprendimo? Be abejo, turi prisidėti, kadangi kaip ir bendroje erdvėje jau tas turbūt ir būtų neįmanoma atsiskirimas. Bet jeigu pastebėjote naujosios vyriausybės programą, irgi labai aiškiai yra akcentuojama gamyba, kad Lietuvoje bus skatinama gamyba, kad bus vystoma prioriteto tvarka gyvulininkystė, kuri pastaruoju metu pateko į tam tikrą sąstingį dėl agrarinės politikos kai kurių aspektų. Ir būtent tai irgi tuo pačiu įtakos ir prie bendrų procesų. Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos, kurios ypač skatina gyvulininkystę, kadangi iš ES lėšų šito lyg ir negalime daryti. Tai būtent šiais metais, tai yra už 12 metus ir 13 metais dar jūs bus mokamos. Tai yra viena iš priemonių. Toliau yra pateiktas prašymas ir jau gautas pirminis lyg ir patvirtinimas, kad
gali būti kompensuojama iki 50% įsigijant veislinius gyvulius. Tai yra kompensuojama, kas buvo daroma anksčiau Lietuvoje. Ir iš tikrųjų tai lėmė gan kai kuriuose, ypač mėsiniai galvininkystėje, spartesnį gyvulių didėjimą, greitesnį. Taip pat numatome naujajame mokestinėme laikotarpyje, tai 14-12 metų laikotarpyje, būtent dalį išmokų susijęti su gamyba, kas tada jau tiesiogiai skatina tą gamybą. Šiuo metu numatyta remti ūkininkus gaminančius aukštos kokybės sveiką ir saugią produkciją, skatinti ekologiškų, išskirtinės kokybės ir tradicinių gyvulininkystės produktų gamybą bei mėsinių galvijų auginimą. Kiek dėmesio bus skiriama kiaulininkystei ar kitokius gyvulius auginantiems ūkininkams? Kitom gyvulininkystės šakom irgi tikrai šiandien nenormali situacija, kai Lietuva tik 54% apsirūpina kiaulieną, reiškia kitą dalį turime atsivežti, kai seniau Lietuva garsėjo būtent eksportu. Tai be abejo turėjome keletą jau ir susitikimų ir numatę periodinių susitikimų su kiaulių augintojų asociacija, kad bendrai spręsti, diskutuoti, ką reikėtų padaryti, ką galėtumėm padėti ir padaryti, kad ta šaka irgi vystytųsi. Be abejo, tokių tiesioginių arba vieno veiksmo arba kelių veiksmų čia neužteks. Čia reikės viso sisteminio, kaip minėjau, požiūrio. Ir mes dabar glaudžiai bendradarbiaudami su socialiniais partneriais, tai yra Žemės ūkio rūmais, ūkininkų sąjunga, bendrovių asociacija, taip pat, kaip minėjau, atskirom asociacijom, būtent ir bandysim spręsti tos aktualius klausimus. Esame numatę periodinius kas mėnesį arba kas 2 susitikimus, kur būtent aptarsime tas priemonės, kurios duotų tikrai tą paskatą vystytis. Ar danų kiaulės gali pagerinti Lietuvos gyvulininkystės rodiklius? Tai buvo didžiulė gyvulių koncentracija vienoje vietoje. Didžiulė gyvulių koncentracija vienoje vietoje, kaip dažniausiai iššaukia tą gamtosauginės problemas. Kas ir atsitiko Lietuvoje? Tiesiog gal buvo neatsakingai pasižiūrėta ir matomai todėl ir tas investicijos ir visas kitas žlugo, galima šiandien pasakyti, nes kadangi jau investicijos yra daromos kitose šalyse. Bet Lietuvoje mes esame ir vyriausybės programoje numatę, kad vis dėlto prioriteto tvarka mums reikėtų remti arba skatinti tų vidutinių ūkių kūrimasi. Tai yra tie, kurie mažiau susidurtų su gamtosauginėmis problemomis. Ir kitas dalykas labai, kas yra svarbu, tai yra būtent institucijų vykdančių kontrolę, atsakomybę ir kompetenciją. Ar graži žalinimo idėja paranki Lietuvos ūkininkams konkuruoti Europoje ir pasaulyje? Iš tiesų, dėl to žalinimo dar irgi šiai dienai vyksta daug diskusijų. Negalima būtų vienareikšmiškai pasakyti, kaip tas žalinimas bus įgyvendinamas. Yra keli netgi variantai. Ir gal jie nebus tokie labai skaudus mūsų ūkininkam, kadangi yra kalbama, kad galbūt bus tas žalienų procentas gali būti skaičiuojamas regiono mastu, tai tikrai mes turime plotų. Kitas variantas, galbūt apie kurį irgi diskutuojame ir mes Berlyno žalioje savaitėje su kai kuriais ministrais kalbėjom, kad galbūt bus, keli ūkininkai galės deklaruoti tam tikrą plotą. Atsiprašau, todėl visumoje kol kas dar anksti kalbėti, bet aš manau, kad mūsų ūkininkam tai neturės didelių blogų pasekmių. Po pertraukėlės toliau kalbėsime apie ES ir Lietuvos žemės ūkio politiką. Pažiūrėsime, kiek lietuviškas yra kaimyninėje šalyje gaminamas traktorius. Lankysimės pas menininkę Saulę Lazarevičienę ir priminsime, kad laukiame jūsų pasiūlytų kandidatų šių metų Gimtosios žemės Jorio apdovanojimams.